Labas visiems, su jumis aš Gabija ir šiandien darau naują video. Kaip reikia dažytis mokyklai, kaip reikia atrodyti mokyklai back to school, hashtag just girly things. Aš dabar esu pasidažius, kaip matot, ir kodėl aš dabar esu pasidažius. Aš nenoriu rodyti savo natural veidą, nes tai yra visiškai, tai yra dabar madoj. Dabar madoj yra būti pasidažę, tai yra tavo pudra už 30 eurų. Kurie yra gražesnė ir brangesnė už visą tavo gyvenimą. Tai pradedam nuo savo veido pagrindo ir panašiai, ten būna visi tie primeriai ir ten visokie paruošimą veidui. Bet mes tai skipinam, nes tiesiog ir man netiek rūpi, man rūpi, bet man netiek rūpi. Pradedu tepdama šitą daiktą ir visi žinot, kas čia yra BB kremas ir kodėl aš naudoju BB kremą, o ne ten pudrą. Todėl, kad nežinau. Ir šitas atrodo natūraliau, tai, žinot, norit atrodyti natūraliai, vis tiek išliks. Dažus ir padengus visą veidą šito to lygiai. Dažniausiai dengiu su pirštais, nes, cheap. Ir tada aš padengiu probleminės vietas su dviem maskokliais. Tai yra šitas maskoklis K3. Nežinau, ar matot, nes nematau ir sufokusuota. Tai yra cover stickas all around K3. Ir su juo aš tapu spuogus arba probleminės vietas, tai yra visą veidą. Ir tada, ką aš darau, tada aš tiesiog paakius ir visą kitą, kas man užeina, padažau su šituo maskoklis iš Maybelline Fit Me. Todėl, kad aš esu fit, pasiimu va tokį dalyką, tai yra matinė pudra. K3 Cosmetics All Matte Plus, todėl, kad matinė dabar yra madoj, žinot. Aš tiesiog pasiimu ir, žinot, čia taip visur pasidarau. Ypatingai, jeigu naudoji BB kremą, tai šito reikia, nes BB kremas nėra matinis kaip ten pudra, kurią perki už 3 eurų. Tada dažniausiai reikia pasiimti va tokį bronzerį. Šereliai ne mano, čia aš iš draugės pavagiau. Bet jei jis yra iš Essence, tai pasiėmi bronzerio, nepagailinęs, mokyklą. Jausmas turi būti, kad tu esi nevalgius porą savaičių, degus ir apsikantravus. Prieiti prie šešėlių, tai šešėlius, jeigu norit, jūs dedatės, norit nesidedat. Aš asmeniškai ryte mėgstu pamiegoti, aš jų nesidedu. Naudoju Essence tokį peštuką vardą. Tikslas dažantis yra padaryti taip, kad jūsų antakiai būtų aukštesni už jūsų pažymius. Ir esmė yra ta, kad, jeigu jūs tingit pirktis makiažą ir, arba tiesiog gal negavo mama algos dar, arba jinai makiažą nenaudoja tokių dalykų, tai tiesiog pasimti markerį galit ir puikiai veikia. Ir pas mane irgi antakiai nevienodi, ir pas visus antakiai nevienodi. Vienas pas mane aukščiau, kitas žemiau, bet čia nieko tokio. Ir tada visą šitą meną, būna kiti ten blendint mėgsta, aš tai nemėgstu, man patinka ryškios linijos. Tai aš tiesiog pasiėmu iš L'Orealio Brow Artist Plumper, tai yra tiesiog toks gelis, kuris užtvirtina viską. Ir tada aš galiu nesijaudinti, kad mano antakiai nenukris, kai aš ten atsitrenksiu į kokį žmogų ar panašiai, žinot. Tai prieinam prie to, kad aš dažausi liquid, va, čia yra liquid, žinot, dėl ko liquid? Dėl kad liquid yra patogiau. Ir ką aš darau su juo, aš pasidažau eyelinerį. Ir kam mum eyelineris, dėl kad natūraliai akis yra, tu prasme, nuobodu, kam būti nuobodžiai. Tu ateini į mokyklą, supranti, kad tu ateini į mokyklą, tu gal tam susirasi savo vyrą ateityje. Arba gal tau susto širdis mokykloje ir tu mirsi tokį ir, ta prasme, tu turi būti pasiruošus viskam. Kai jūsų katytės akys yra padarytos, tai ten blakstienas geriausiai yra nusipirkti tas priauginimui, bet, žinot, ne visi mes turim pinigų ir ne visi mes gerai gyvenam. Ir su tokiu dalyku, kaip atrodo kreplės, tai savo blakstienas iki Jėzaus užrėčiam. Aš naudoju, tai yra toks dalykas, čia yra Volume Million Lashes Extra Black. Ir tada mes su šituo užsidedam kokį 10 sluoksnių tušo, nes nenusiperkam fake, tai padarom pačius savo fake. Kai pasidažat šitaip akis, tada jau galima sakyti, jūs esat prie pat pabaigos. Tada pasiemat lūpdažį, kokį nelabai šaukiantį ir... Bet šiaip dar dabar, žinokit, madoj yra ten tie tokie kūno spalvos lūpdažiai. Bet aš nesuprantu, kokia esmė tokio lūpdažio. Jeigu lūpas ir taip tokios natūraliai yra, tai geriau yra atrodyti egzotiškai. Kuo tavo lūpas didesnis,
Tuo tu atrodai rimtesnis žmogus ir kad moki daugiau ir geriau kalbėti. Kai jūsų lūpos yra tokio dydžio, jūs esat pasiruošus eiti mokyklą. Highlighteris ir ten kiti naudoja tokius mažyčius, aš tai naudoju va tokį šepetėlį, va. Manęs kodėl aš jo tiek daug dedu. Tu turi būti savo mokyklos žvaigždė ir turi spindėti kaip žvaigždė, nes išsiskirti yra gerai. Su tokiu makiažu jūs niekada neįsimaišysite pilką masę, dažotės ne dėl kitų, dažotės dėl savęs. Ir štai šitas makiažas yra puikus ir jeigu jums patiko mano makiažą pamokėlę, tai prašau paspausti patinka, komentuoti ir prenumeruoti. Jeigu norite daugiau makiažo, tiesiog tokių tutorialų, kaip šitas yra no makeup arba labai natural makeup, tai spauskit laiką, komentuokit ir prenumeruokit. Tikiuosi jums patiko, ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvo aš Gabi. Ačiū. Kodėl, ta prasme, aš sugalvoju daryti tokius nesąmoningiausius video? Ta prasme,